Seimo narių žurnalistai kol kas priversti kalbinti štai taip Seimo vestibiulyje. Mat Seimo vadovybė nusprendusi vesti kvotas redakcijoms, patekti į rūmus pas tautos išrinktuosius gali ne visi. Visgi sulaukus prezidento kritikos, kvotas nuspręsta atšaukti. Seimo valdyba pripažįsta, kad ribodama žiniasklaidos darbą suklydo ir lindo ne į savo daržą. Iš ties mes pasijutom, ne visai atlikę ir savo darbą, pirmiausia įsivėlė ne į savo darbą, antra jį blogai atlikę tą darbą ir reikia pripažinti, kad tikrai buvo padarytos klaidos ir kuo greičiau jas reikia ištaisyti. Pripažindama klaidą, atsakomybės už ją Seimo valdyba neprisima. Teisinamasi, kad juos apgavo tokias žiniasklaidos darbo taisyklės parengė Seimo kancleris, kuris šiuo metu išvykęs į komandiruotę. Esą valdybai buvo pasakyta, kad kvotos žurnalistams galioja vyriausybėje ir prezidentūroje. Valdyba pirma nubalsavo ir tik po to ėmė aiškintis, ar tai tiesa. Buvo pavesta kancleriui paruošti tvarką, jis tą paruošė, aš nemanau, kad jis vienpusiškai tą tvarką paruošė, jinai buvo su kažkuo derinta prieš tai, kad pateikė melagingą kai kurią informaciją, aš manau, jis tą turi prisimti atsakomybę prieš valdybos narius ir jeigu daugiau tokių atvejų, tada turėsim spręsti iš vis apie kanclerio atsakomybę ir jo sugebėjimą. Melavimo kaltintas kancleris pasitikėjimo visgi neprarado. Pabarusi Seimo valdyba jam pavedė kurti naujas žiniasklaidos darbo Seime taisyklės. Tiesa, šį kartą pasitarti su žiniasklaidos atstovais. Žurnalistai tikina nusileisti neketinantys, nes kiti draudimai išskyrus kvotas neatšaukti. Esą viena laimėta kova nereiškia, kad mūšis baigėsi. Žurnalistai atgavo vieną iš savo priemonių bent jau patekti į Seimą. Bet patekę į Seimą dėja negali dirbti savo darbą, nes net, kaip paprastas pavyzdys pasakysiu, koks nors Seimo kanceliarijos darbuotojas ar neblaivus kažką darys arba dar nedaug dievė baisesnį nusižengimą, tai net Seimo kanceliarijos darbuotojų pasirodo koridoriuose Seimo, dar kitose vietose net negalima nei filmuoti, nei parodyti ir panašiai. Tai dėl Seimo narių dar galėtume padiskutuoti, bet kanceliarijos darbuotojai tikrai nešventieji. Žurnalistus sako palaikas ir prezidentas. Džiaugiuosi, kad bet koks spaudos varžymas, jeigu toks buvo, yra atšauktas. Mano principinis pasisakymas, kiek liečia spaudą, beveik žiniasklaidą, žodžio laisvė buvo, liks ir iki paskutinio, reiškia, aš tą teisę ginsiu. Iki šiol žurnalistams filmuoti Seime leidžiama tik nustatytose vietose. Į restoranus, rūkomuosius ir tualetus, kameras ir mikrofonus įsinešti iš vis uždrausta. Draudimai lieka galioti ir pramoginiai žiniasklaidai. Neoficialiai teigiama, kad visi šie likę apribojimai gali būti atšaukti kitą savaitę. Reporterė Neringa Budrytė, Vilnius.